smūginių garsų supratau, dėl lubų mes nieko neišspręsim, dabar dėl orinių. Kokia ta sistema turėtų būti, pavyzdžiui, ar vienas gipsas, ar du gipsai? Kai kalbam apie vienalytės, mes sakėm apie jas mažiau, tai ten viskas labai paprasta. Vienalytė tai yra, reiškia, mūro sienos, gelžbetonio kažkokios tai perdangos. Kuo storiau, tuo sunkiau, tuo geriau. Daugiasluoksnėms atitvaroms yra keli, tai reiškia, pirmas sienelės irgi turėtų būti kuo sunkesnis, kuo storesnis, tas yra gerai, toliau oro tarpas, kuo didesnis, tuo geriau ir užpildytas pluoštinė medžiaga, irgi kuo storiau, tuo geriau yra. Jeigu yra kažkokios perdanga esama, tada oro tarpas užpildytas vata ir kuo sunkesnis šitas sluoksnis. Tai ir tarkim, arba 2, jeigu dar 3 sluoksniai, tai būtų geriau, bet 3 sluoksnius sunkiau pritvirtinti, tai vat kaip ir kalbėjom apie tą akų plokštę. Tai vat šituo atveju 2 sluoksniai akų plokštės būtų labai gerai. Sutrumpinti, tai 2 gipsai, tai yra visada geriau negu 1, o 3 gipsai visada geriau negu 2. Ir kuo sunkesnės plokštės, tuo yra geriau.